Na ką, baigėsi pirma savaitė, šiandien 8 diena. Vakar buvo prastas oras, lietus tiek naktį, tiek vakare. Tai nevažiavom, žinį pažiūrėjom, draugo pirtyje, tai tokia mažytė pertraukėlė nuo medžioklių. O šiandien oras visai geras, kaip ir giedra, plus 16. Bandom gauti kol kas, čia kol susirašym į lapą, jokio veiksmo nesigirdi, bet dažnai šitai pusėje dabar toks ištilius būna, tai ką, žiūrėsim, ką šiandien pavyks pagauti. Na ką, baigėsi rytinė medžioklė. Žvėrių mačiau nemažai, buvo išėjęs į palaukę, toj pusėje buvo visiškai tylu, jokių balsų nesigirdėjo. Mačiau 3 pateles su jaunikliu ir 3 patinėlius, 2 iešmaragiai, 3, manau, antrametis, ragai tokie neįspūdingi nieko, bet neselekcinis. Tai patelė mane užuodė, nubėgo ir kitoj laukymės pusėje buvo išlindęs jau atrodo brandesnis patinas, taip kad jinais su būreliu kitų motidelė patelė atsirado ir nusivedė. Tai ten įdomesnis jo patinas, bet nespėjau jo nei pamatyti. Mažiau to iš toli, bet įvertinti kažką, tai nepavyko, tik matas, kad sprandas didelis ir karčiai tamsus. Tai jos grįžus prie mašinos už poros kvartalų pasigirdo balsai, girdėjau 2 patinėlius, nieko įspūdingo, bent jau iš balso. Tai, kadangi šiandien yra kitų reikalų, tai baisiai ir nesiveržia pas juos, tai gal kitą sykį pavyks aplankyti, pasižiūrėti.